visi žiūrintys Kolibris keliavo kanalą ir šį kartą sveikiname su jumis iš Jeruzalės. Aš esu Agnė, keliauju su savo sužadėtiniu Žygimantu ir ką tik atvykom čia iš Tel Avivo. Ir ką galiu pasakyti, kad Jeruzalėj yra žymiai vėsiau negu Tel Avive, bent jau žiemą, dabar yra sausio mėnuo. Dabar yra Tel Avive buvo gal +17 laipsnių, kai palikom, o čia išlipom šalta, pasižiūrėjom, kad tik tai +9 laipsniai. Tai visai vėsiau. As we're turning to the right, I just want you all to note the David Street Market right here cuts the city in half. When we talk about four quarters, it's based on the Roman markets. So in front of me right now, behind the back of you, is the Christian quarter. But just because a quarter has a name that identifies it, it doesn't mean that everybody in that quarter is that. Passing by the mosque early on gives us that idea. We'll see other mosques in the Christian quarter. Ką tik sugrįžom po nemokamų pasivaikščiojimo turo, sušalom, tai dabar įsijungiam kondicionierių, kad jisai šildytų, kaičiamės arbatą, užvalgysim, bet noriu pasidalinti įspūdžiais šiek tiek. Tai mūsų gidas buvo labai energingas vyras, jisai gimęs Čikagoje, jau 20 metų gyvena Izraely. Ir viena labiausiai įstrigusių istorijų buvo apie Raudų sieną. Tai už tos sienos kažkada stovėjo bažnyčia, bet man rodo ją sugriovė, gal ir turkai osmanai, ir bent jau prie jų valdžios pradėjo rinkti žydai, nes norėjo melstis arčiausiai tos šventos vietos. Tai jie nusprendė pasiekti kaip ir kompromisą, leisti vieną dieną metuose prie tos sienos melstis ir leido žydams, man rodo, pasirinkti, kurią dieną jie nori. Tai jiems svarbiausia kalendorinė diena buvo ta griuvimo diena, kai griuvo bažnyčia. Tai gavosi, kad kai jie tą dieną susirenka ir meldžiasi prie tos sienos, jie labai prisimena tuos graudžius metus ir tada ten verkia, nežinau, atgailauja, raudi ir nuo to ir kilo pavadinimas Raudų siena. Ir buvo įdomu, kad ta teritorija buvo paskirstyta, man atrodo, dešiniai buvo moterų erdvė, kairiai vyrų, žinoma, 5 ar 7 kartus didesnė. Kaip sakė, kiek matosi, tai iš tikrųjų dar ten vyrų ta pusė yra didesnė. Ir vedė medinis takelis į musulmonų mečetę. Tai man buvo labai tas gražus atvejis, kaip mūsų gidas sakė, kad iš tikrųjų nėra tiek daug tų konfliktų galbūt tarp skirtingų kraštų žmonių. Jau 1000 metų jie kartu gyvena Jeruzalėj. Tai gaunasi, kad į musulmonų mečetės prieigą saugo Izraelio policija, kurie tikrina pagal arabų įstatymus pateiktus, ką galima įsinešti į tą teritoriją, tikrina ar neįsinešinėja ginklų, maldaknygių, nes negalima toj mečetės melstis turistam. Tai jo, galbūt dar pabandysim ir ją patekti, kurią dieną, tai dabar metų sušilti ir atsipalaiduoti. Dar vakar įdomų faktą paminėjo per nemokamų pasivaikščiojimo turą, kad dėl posūkio visi keliai veda į Romą. Tai gavosi, kad ir Jeruzalėj romėnai tiesia kelius ir kur jie tiesia kelius, kad jiems būtų patogu prekiauti. Tai kad pas juos jie nukeliauti galėtų. Tai ir veda į Romą. Tai visi geri keliai istoriškai vedė į Romą, tai iš to ir atsirado tas posūkis. Ir dar buvo įdomu, kad pavyzdžiui mes dabar einam prie Džiafos vartų. Ir kadangi, kaip sakė, navigacijos tais laikais nelabai buvo, bet kadangi yra vienas kelias, vartai pasako, link kokio kito miesto tas kelias eina, tai eini, išvažiuoji šitą kelią ir žinai, kad pasieksi Džiafos miestą. O Džiafa, kaip žinom, kaip ir Tel Avivo
senamiestis. Čia per Damasko vartus išėjom, tai link Damasko vartai į Damaską, į Siriją. Tai jo, tai dabar išėjom mes į Arabų Palestinos pusę, tai ir liaudis šiek tiek pasikeitė. Ir einam ieškoti kažkokio parko, kur buvo palaidotas Jėzus, sakė. Tiek, tai yra vietos. Apsilankėm parke, buvo neleidžiama kalbėti kamerą, tai ir nekalbėjau, bet pamatėm tą uolą urvą ir tą akmenį, ant kurio negyvas Jėzus buvo paguldytas ir nuo kurio jisai prisikėlė. Tariamai, turbūt sunku paliudyti, kas vyko prieš 2000 metų. O dabar nežinau, kur mes judėsim dar. Skaniai kvepia, kaip pavliukai, man rodo. Jeigu pažiūrėt, pas jums pusai pigiau turėtų būti. Tai šiandien atsikėlėm ir išsirašėm šiek tiek anksčiau. Yra kaip neužbaigta misija, kad nepatekom į tos mėlynos su auksiniu kupolu mečetės vidų. Tai bandysim dabar patekti į tą vidų. Dar yra neužbaigtas reikalas. Aš visada planavau sugrįžti į pagrindinę ir krikščionių bažnyčią. Nes mums gidas sakė, kad po 5 valandų, kai visi turai pasibaigė, ten yra žymiai tuščiau, gali lengviau viską apžvelgti, praeiti. Tai galvoju, gal ir ryte, jeigu nubėgsim gal prieš turus ir galėsim apsižvalgyti geriau. Tada grįšim namo, pavalgysim ir leisimės iki negyvosios jūros. Tikėtis pavyks įmerkti kojas į vandenį. Bet kelionė iki negyvosios jūros autobusu truks gal 3 valandas į vieną pusę ar 3 valandas į kitą. Tai bus visą dieną tam paskirta. Turgus dar beveik be žmonių. Tai paaiškėjo, kad kai mums sakė, kad galima patekti į vidų, niekas neturėjo minti mečečių. Mečečios vis dar vien tik tai arabus priima, pamaldžius žmonės. Bet aplinkui turistai gali vaikščioti. Tai šiek tiek veltui šiandien iki čia ėjom. Bet dabar einam ieškoti savo bažnyčios. Krikščioniškos. Mes atvykom prie negyvosios jūros, oro temperatūra 20, vandens 20. Tai lysti vandenį nebuvo nei labai šilta, nei šalta, bet iš karto už smėliuko juostos, kur yra šiek tiek tamsiai rudesnė, prasideda druskos sluoksnis, kuris visai aštrus kojoms.
Tai jeigu planuojat kelionę, čia visai rekomenduoju plaukimo batus, nes kitaip aš visai juokingai vaikščiau. Labai lengva buvo plūduriuoti. Iš pradžių galvojau, kad normaliai plūduriuojant vis tiek plaukai greičiausiai sušlaps, bet susirišus su kuoda jie nesušlapo. Labai fainas plūduriuojimas, nemeluoja žmonės. Tai šiuo metu esam 430 metrų žemiau jūros lygio. Negyvoji jūra iš tiesų yra ežeras, kurio druskingumas, man atrodo, yra 34, man atrodo, promilėm druskingumą matuoja, kad jeigu litro vandens išgarintum, liktų 34 gramai druskos iš šito ežeriuko. Kitoj pusėje matosi Jordanija jau visai gražiai. Ką dar norėjau jums paminėti? Tai dar norėjau paminėti, kad negyvoji jūra netenka savo vandens, senka, jinai daug vandens išgarina ir ją tiek daug netiteka vandens, nes žmonės bando viską auginti, tam sunaudoti jos intakų vandenį. Tai negauna tiek daug vandens, kiek reikėtų palaikyti normalų jūros lygį. Netgi vienu metu buvo negyvoji jūra atsiskyrusi šiaurinę ir pietinę dalį, bet tada žmonės iškaisa kanalą, kad vis tiek būtų vandens pratekėjimas. Ir jo, tai labai svarbu. Ir šiaip labai gražus čia kurortinis miestukas, kai čia atvykom, žygis sakė, galėjom čia ir nakvoti, tai nenakvosim šį kartą, bet jums rekomenduojam. Vakar, kada grįžom nuo negyvosios jūros viešojo transporto, tai norisi papasakoti apie jų viešąjį transportą. Tai mūsų autobusas, kai važiavom link negyvosios jūros, vėlavo gal 10 minučių atvažiuoti, bet visai greitai lėkė, tai mes pačiam paplūdimy buvom gal pusvalandžio anksčiau, tai kelionė, nežinau, tarp 2-3 valandų truko. Tai spėjau jisai ne tik pasivyti savo tvarkaraštį, bet ir nuvažiuoti greičiau. Tai kai planavom atgal grįžimą, mes atėjom į stotelę šiek tiek anksčiau, nes manėm, kad gali anksčiau jisai nuvažiuoti ir jos sulaukėm 10 minučių anksčiau negu nurodyta pagal tvarkaraštį. Ir dar mūsų paplūdimys, nors buvo visai toli nuo Jeruzalės ir yra vienas paplūdimys arčiau Jeruzalės, bet tas paplūdimys yra šiek tiek pasuka lėvesnis, nuo jo toli eiti iki jūros. Ir vienas žmogus buvo parašęs prieš porą dienų atsiliepimą, kad atgal, kai bandė sėsti autobusą, autobusas buvo perpildytas ir jo nebeįleido ir jam reikėjo vėl valandą laukti, nes autobusai nėra tokie dažni. Tai buvo tikrai mūsų geras Ein Bokek paplūdimys, tikrai rekomenduoju, bet jau artimiausiais metais, manau, vienas tikrai geriausių prie negyvosios jūros. Paliko mums tikrai gerą įspūdį. O šiandien ryte einam iki alyvuogių sodų, kurie tikima, kad yra aprašyti Biblijoje, kur yra senų alyvmedžių, kurie turėtų siekti ir 2000 metus. Tai galbūt tarp jų ir vaikščiojo Jėzus. Tai man atrodo pamiršau paminėti, kad mums abiems važinėti iki negyvosios jūros ir atgal su tramvajum ir tada autobusu, kur autobuso kelionė 2-3 valandos, tai kainavo 20 eurų abiems į abi pusės, tai tik tai 5 eurai gavosi vienam žmogui į vieną pusę. Tai kaip Izraeliui visai pigu. Mergelės Marijos gimimo vieta. Galim pažiūrėti. Mes jau sugrįžom į Tel Avivą, tad metas atsisveikinti su Jeruzalės vlogu. Ačiū, kad žiūrit ir iki kito karto. Iki!